Karpis Lietuvoje atsirado 17 amžiuje. Tai populiariausia verslinė žuvis. Dabar matote, kaip karpiai Raseinių žuvininkystės tvenkiniuose ruošiasi paskutiniai kelioniai. Žuvis bus įkeltos į specialų sunkvežimį, kurį žuvininkystės ūkis įsigijo gavęs ES struktūrinių fondų paramą. Praeitą metą gavom ir padėką iš Žemės ūkio ministrės už daugiausiai išaugintos žuvies. Auginam prekinės virš 600, o viso virš 900 tonų į metus. Raseinių žuvininkystės ūkiui priklausantys tvenkiniai užima 1300 hektarų plotą. Tai plotas lygus beveik 2500 futbolo aikščių plotui. Tinkamai darant kuo mažiau žalos ekosistemai, prižiūrėti tokius plotus sunku. Štai ši speciali čekiška šienapjovė įsigyta taip pat panaudojus ES struktūrinių fondų paramą. Įsirengdami alsos siurblinę, kadangi siurbliai buvo labai brangus, po 100 000 kainavo, reiškia įsirengus padidėjo našumas, bet to labai padidėjo tai gamtos teršimas, kadangi sumažėjo, kadangi nauji siurbliai labai gerai dirbo, o kaip matė tarybiniai siurbliai, jie į tepalus leisdavo ir vandenį teršto ir viską darydavo. Štai šiais siurbliais pumpuojamas vanduo į alsos tvenkinius. Senieji rusiški buvo nepatikimi, kartais skendėdavo tepalų balos. Nauji, ekologiški ir 5/5 ekonomiškesni. Tai yra naudoja mažiau elektros energijos. Į šitą projektą įėjo kai kurie objektai. Tai, kaip matėt, alsos padalinio siurblinės rekonstrukcija, matėt čekišką šienapjovę, kuri po vandeniu pjauna žolę, ir matėt mūsų transportą, kuris įsigijom labai gerą transportą, 3 mašinos, kurį galim vežti žuvį į visas Europos šalis. Ir dar reikėtų pridurti, per 3 seniūnijas išsidėsčiusiuose tvenkiniuose gyvena begalės paukščių. Pavyzdžiui, apie 500 gulbių, kurios džiaugiasi lengvai pasiekiamų karpiams skirtų maistu.